Keliausime į Kolos pusiasalį, kur lauks netikėtumai, o Lietuvoje apie tai, kaip snukerio meistrai kovojo dėl prestižinės pergalės. Įspūdingi motokroso atstovų šuoliai ir sportas, kuriame vertinamas kūnas. Tad ir šį kartą laida Teritorija bus kupina staigmenų. Labas rytas, laidos Teritorija žiūrovai. Šio ryto laida apie aktyvius, išradingus ir bebaimių žmonės. Šio ryto laida ir stebins, ir šokiruos. Tad metas pradėti. Rubrikoje Adrenalino užtaisas apie tai, kaip pasaulis pulsuoja adrenalino ritmu. Garsiausius pasaulio laipiotojus sekiojantis fotografas Prancūzijoje Verdono nacionalinėme parke fotoaparatu užfiksavo įspūdingą kopimą į stačią poros 100 metrų aukščio uolą. Žygis vyko be saugumo priemonių. Mich Kemeter yra laipiojimo uolomis be saugumo priemonių ekspertas, atlikęs ne vieną kvapą gniaužiantį žygį. Mirtinai pavojingi pasivaikščiojimai šiam vaikinui jau atrodo tampa siektina ekstremalių žygių kolekcija. Šonaslydžio karaliumi tituluojamas garsus amerikiečių lenktynininkas Ken Block su savo gerų draugų, garsių muzikantų grupės Mötley Crüe būgnininku, buvusiu Pamelos Anderson vyru, surengė ekstremalų pasivažinėjimą. Kenas su rokeriu Tommy nutrūktgalvišką pasivažinėjimą surengė Willow Springs lenktynių trasoje Kalifornijoje. Ten savo draugui parodė, ką galima nuveikti su 600 arklio galių turinčiu šių metų Gymkhana World Tour Ford Fiesta. – 29 metų Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis serbų kilmės Nick Vujic moka džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką. Pavyzdžiui, milijonams žmonių galintis būti Nick neseniai su instruktoriumi atliko šuolį parašiutu. Anksčiau vaikinas yra bandęs važinėtis riedlente, plaukioti banglente, žaisti futbolą. Nick gimė be rankų ir kojų. Yra visiškai sveikas, bet dėl savo neįgalumo po bandymo nusižudyti liko gyvas ir netrukus suvokė, kad gali būti pavyzdžių kitiems žmonėms. That was the best. Thanks, Nick. Gerą dieną, snukerio mėgėjai. Rubrikoje pomėgiai aristokratiškos manieros. Pagrindinėme šių metų snukerio renginyje Lietuvos čempionate susirinko 44 dalyviai iš įvairių šalies regionų. Intriga ore tvyrojo nuo pat pirmų minučių. Juk rimtų pretendentų į vienintelį titulą buvo ne vienas. Daugkartinis Lietuvos čempionas Mindaugas Kurvydas, praėjusių metų čempionas Tomas Podžiūnas, 17-metis Vilius Šulteber, tarptautinių turnyrų prizininkas ir dar daugelis kitų. Iškovoti ir apginti čempiono titulą bus sunkesnė užduotis. Klausėme praėjusių metų čempionų. Apginti yra visą laiką sunkiau negu iškovoti, nes visą laiką pirmas kartas būna, kai iškovoju ir labai džiaugiasi, o tie čempionai, kurie sugeba apginti titulus, aišku, yra žymiai stipresni žaidėjai. Tai bandysiu tą padaryti, bandysiu pasistengti apsiginti titulą savo, kaip tai padarė keli žaidėjai iš Lietuvos prieš tai. Susipažinkime su šiuo žaidimu. Snukeris simbolizuoja preciziškumą, valią bei nepaprastą nuovokumą, o jo atsiradimo istorija jam suteikia kilmingumo. Snukerį išrado anglų lordas Nevilis Chamberlandas Indijoje, jis buvo karininkas ir tarnaudami ten Indijoje, jie išmutrėmo ką veiktai, žaisdavo biliardą. Ir vienam mače priešininkui jis rutulio neįmušė, o labai stipriai paslėpė mušamą rutuliuką už kitų rutuliukų, kad tas neturėjo kur išeiti. Iš senosios anglų kalbos tai reiškia snooker, netikėtas sprendimas, dėl ko šitas žaidimas taip vadinasi. Snukeryje lygybės ženklą galima dėti tarp to, ką duoda šis žaidimas ir to, kiek reikalauja. Juk net ir kalbant apie taisyklės, supranti, jog čia reikia daug mąstyti. Žaidimas labai paprastas, reikia įmušinėti kamuoliukus. O po to jau kaip tai daroma, nuo to priklausys jūsų rezultatai. Tai iš principo pats teisingiausias būdas tai daryti, tai yra įmušinėti raudoną, juodą. Viskas labai paprasta. Bet ne veltui ant stalo yra ir kitokios spalvos kamuoliukų, ne tik tais raudonų arba juodų. Yra ir pigesni kamuoliukai, kurie vertinami mažesnių taškų kiekiu. Tikslas yra išmokti valdyti baltą kamuolį taip, kad jo nepaleisti kažkur tai, o kontroliuoti ir visą laiką mušti po raudoną kamuolį reikiamos spalvos kamuolį. Spalvoti kamuoliukai atsistato, raudoni ne.
Tai po sužaistų 15 kamuoliukų raudonų, sužaidžiami spalvoti nuo pigiausio iki brangiausio ir tai pasibaigia partija. Priklausomai nuo to, pas ką daugiau taškų, tas ir nugalėtojas. Be jokios abejonės yra kitų būdų, kaip pelnyti taškus. Snukeris tom yra įdomus, kad gali laimėti ne tik tais įmuštamas kamuoliukus, bet gali daryti sudėtingas situacijas savo priešininkui ir tokiu būdu pelnyti baudos taškais. Neklysta tie, kurie teigia, jog angliškasis biliardas tai ne žaidimas, o gyvenimo būdas. Jame sukoncentruota viskas, kas biliarde yra gražiausia. Tai tik iš pirmo žvilgsnio nesudėtingas žaidimas. Snukeris labai imlus koncentracijai, reikalauja valios, pastangų, kantrybės. Tai žaidimas, kuris palyginamas su poezija. Snukeris yra aristokratų žaidimas, skirtas aristokratams ir džentelmenams. Čia nėra vietos pykčiui, negražumui ir kokiems kitoms negražioms emocijoms. Čia toks asistavimo žaidimas. Aš tau taip, tokį sprendimą, o tu man taip, ką tai pasakysi, aš pagalvosiu, o gal jūs šitaip norėtumėte, o šitaip čia toks klausimo atsakymo, toks kaip pašnekesys, kaip poezija. Tik pradėk žaisti, gilintis į šį žaidimą ir nepastebėsi, kaip iš tavo lūpų nuskambės. Tai atradimas. Snukeris tai buvo atradimas visai neseniai, gal prieš 5 metus. Tai yra labai žiaurus sportas. Tuom jisai ko gero įdomus, nes reikia iš tikrųjų įveikti priešininką su šypsena ir su stilium. Tai yra labai sunki psichologinė būsena, kai reikia tai daryti labai nepalankiose sąlygose. Tai vis pirma yra psichologinė kova. O po to tai yra technikos ir sugebėjimų ir talento išraiška. Tai, kaip aš sakau, tai yra vis dėlto intelekto ir kantrybės derinys. Ko gero, tai man pasirodė pats įdomiausias sportas šiuo metu. Tarptautinių turnyrų prizininkas Vilius Šulte-Ebert džiaugiasi atradęs savo žaidimo stilių. Aš labai mėgstu žaisti iš intuicijos, aš mėgstu žaisti greitai, aš mėgstu žaisti pasitikinčiu savimi ir tai, kaip aš noriu žaisti. Aš nesistengiu kopijuoti kitų, tai yra lėtas žaidimas. Taip, jis reikalauja daug susikaupimo, bet aš žaidžiu tai, kaip aš noriu žaisti ir man taip geriausiai gaunasi. Norint tapti profesionaliu žaidėju, per dieną prie stalo reikia praleisti daugybę valandų. Tačiau, kai pamatai, kas sugeba meistrai, supranti, jog verta į juos lygiuotis. Rutuliukų negalima mušti, jie kaip vaikai, jie neklausys. Su jais reikia šokti. Tada jie daro labai gražius dalykus. Meistras po smūgio ir įmušto norimo rutulio, mušamąjį rutuliuką gali pasistatyti praktiškai bet kurią stalo vietą, jeigu nori. Kaip tą padaryti, tai yra ilgos istorijos dalis ir užtrunka 1,5–2 metus, kol žmogus išmoksta pačią techniką, kaip kas darosi. Ir tada ateina tik tai sekanti pagrindinė žaidimo dalis, tai yra psichologija, taktika, strategija. Lietuvos biliardo federacijos prezidentas pastebi, kad šis žaidimas disciplinuoja bet kokio amžiaus žaidėją, o vaikai išmoksta susitelkti ir išlaikyti dėmesį kur kas ilgesnį laiką. Snukeris ugdo jų charakterį ir moko pagarbos. Pastebėta, kad tų vaikų, kurie daugiau laiko praleidžia žaisdami šį žaidimą, gyvenimas tampa sėkmingesnis. Šių metų sausio 14 dieną Rygoje Lietuvos biliardo federacijos iniciatyva buvo įkurta Baltijos snukerio lyga ir pravestas pirmas varžybų etapas. Per metus Lietuvoje surengiama apie 60 reitinginių turnyrų, kuriuos tiesiogiai galima stebėti federacijos puslapyje. Šių metų Lietuvos snukerio čempionate antrus metus iš eilės čempionu tapo Tomas Podžiūnas, finaliai veikęs daugkartinį Lietuvos čempioną Mindaugas Kurvydą. Šiandien daugeliu riedančių rutulių žaidimas tai yra malonus laisvalaikio leidimo būdas ir tik vienetams gyvenimo stilius. Todėl belieka tikėtis, kad šio pomėgio atstovų Lietuvoje atsiras kur kas daugiau, juk tai, kas siejama su aristokratija, tai klasika ir tai amžina. Po reklamos matysite, keliausime į Kolos pusiasalį. Lauks įspūdingi motokroso atstovų šuoliai ir sportas, kuriame vertinamas kūnas.